Iš tiesų Roller tai yra autoritetas, senai aš žinau, jau domėjausi senai jo darbais, jo veikla Lietuvoj, kuris, tikriausia, tokių dar ir nėra dabar. Kiekvienais metais važiuodavau į Palangą ir, aišku, labai mėgdavau degintis. Po lietaus drėgnas smėlis, atsiguliau ant pilvo, ir pasideginau. Iš karto man suskaudo ir aš supratau, kad ten jau tulžies vietoje skausmas didžiulis. Parvažiavau namo ir išsikviečiau greitąją, nes skausmas buvo didelis. Pasirodo, gavau tulžies pūslės uždegimą, gelta pripažinta, tai jau kepenys pažeistos. Vis tiek gelta savo padaro. Tai va tokia mano, kaip ir sakyčiau, silpna vieta, tulžys ir kepenys. Su metais taigi nedingsta niekur. Atsinaujina ir atsiranda visokių kitokių simptomų. Pavalgius kažkiek jaučiu kartumą burnoje, truputėlį jaučiu kažkokį spaudimą pilvo srityje. Gydytoja tuomet man patarė, kad reikia kažką jau daryti su savo tulžim, kepenim, truputėlį pastiprinti. Ir gydytoja man patarė preparatą Lidonium. Įdomus. Pavadinimas negirdėtas, pradėjau domėtis, kas tai yra. Tai yra natūralus produktas, pagamintas iš žolelių. Ir kai sužinojau, kad Rolė ir Skirkevičius sukūrė Lietuvoje būtent mums reikalingą produktą, abejonių nekilo. Aš tiesiog jį įsigijau ir pradėjau vartoti. Kažkur savaitę, taip stebėjau save, pradėjo gerėti. Man net lengvumas atsirado kažkokia ramybė. Miegot pradėjau geriau, pasirodo. Tos sudėtinės dalys esančios preparate, tai yra ugniažolė, gyslotis, medetka, ir antioksidantai. Ramina nervų sistemą, pagerina tulžies išsiskyrimą. Selenas, kurio organizme visą laiką trūksta, ir viskas, ko reikia man, būtent mano atveju. Tas preparatas yra, manau, kad būtinas visiems vartoti. Nors anksčiau aš buvau prieš visokius papildus, bet čia yra sveikata. Iš tiesų pati pajutau savo organizme, kad tai yra tai, ko reikia. Specialiosios medicininės paskirties maisto produktas Lidonium skirtas mitybos reguliavimui esant susilpnėjusiam ląsteliniam imunitetui, vėžio profilaktikos metu siekiant pagerinti onkologinių ligonių gyvenimo kokybę. Taip pat esant skrandžio, žarnyno, kepenų ir tulžies pūslės latakų, kvėpavimo takų spazmams, uždegimams.